tai yra pirmasis toks projektas Lietuvoje, kai sumontuoti garso atitvarai šalia automagistralės. Tai yra pilotinis 20 kW projektas, kurio Via Lietuva nori įsitikinti elektros generaciją. Ir ateityje tikimės, jog visos garso sienelės bus projektuojamos su tokiais sprendimais. Elektros energija generuojama pagrinde yra ryte ir vakare, kuomet elektros energija biržoje yra pati brangiausia. Naudojami dvipusiai saulės moduliai, stiklo technologijos dvipusiai saulės moduliai, leidžiantis dvipusę generaciją. Tokius saulės modulius mes montuojam ir ant stogų ar laukuose. Tai leidžia pasiekti kainos efektyvumą, nes naudojamas iš esmės standartinis gaminys. Pats saulės modulis yra labai atsparus įvairioms apkrovoms, sniego apkrovoms, vėjo apkrovoms, atlaiko didelius vėjo gūsius, tai dėl to gali būti montuojamas į garso sieneles. Saulės modulis turi 30 metų garantiją su 90% efektyvumo garantija po 30 metų. Tai yra tikrai aukščiausias rodmuo rinkoje. Pats montavimas užtruko 1 naktį. Siekiame, kad ateityje tokiom inovacijom irgi būtų supaprastintas biurokratinis kelias, taip sakykim, kad galėtumėm greičiau įgyvendinti tokius projektus ir jie taps dar pigesni. Tokių pilotinių projektų esame padarę ne tik su automagistralė, bet ir su Lietuvos geležinkeliais, kuomet tokios pačios technologijos saulės moduliai buvo sumontuoti šalia geležinkelių ir elektros energija tenai naudojama būtent jau elektrifikuotam geležinkeliu. Geležinkelių projekte mes jau turim generaciją keletą mėnesių, vasaros mėnesių ir matom, jog generuoja netgi geriau negu mes prognozavom ir kompiuterinės programos prognozavo. Tai generacija iš 1 kW yra apie 750 kWh per metus tikimasi. Tai yra tikrai geras rezultatas. Ir ką dar verta paminėti, jog tokios garso sienelės yra tik tai apie 20% brangesnės negu įprasta garso sienelė, kuri niekada gyvenime neatsipirks. O čia tau sienelė generuos elektrą ateinančius 30, o gal ir daugiau metų ir tikrai save atpirks ir duos naudą visuomeniai ne tik užstodama garsą, bet ir generuodama elektrą.